Sveiki. Su jumis sveikinas realybės šou specialistas Remigijus iš Šiaulių krašto, Šiaulių Tunto Saulės draugovės. Šiandien pirmasis veikimas prie Šiaulių prekybos ežero ir bandysime visus skirtingus žvejybos būdus, tai naudosime plūdinę meškerę, lydekinę meškerę galų gale ir spinningais. Vėliau kitais bandysime kitą savaitę bandysime kitais visai būdais gauti žuvį. Na dabar, skautai, žvejybai pasiruošti, žvejybą vykdyti. Tavo lankelis va yra užlenktas. Dedi pirštą. Pažiūrėk, kad tas būtų taip. Dedi pirštą ir atlenk lankelį. O dabar užsimoji ir sau ramiai paleidi. Nu tik drąsiau. Tai reiškia masalas jau paskendęs. Netraukia. Pastovėkit tas pats variantas. Ir tada tu įsitempi valą, tą tempi valą tol, pakol pajauti dugną, kai jau ant dugno yra tas. Pajausi pagal galą. Reiškia, temp, pakol įsitemps. O, viskas. Ir dabar va taip kampu nusistatai, netiesiai, o kampu. Slaikas pinigų. Ir porą pasukimų palieki. Jaučia? Vėl porą pasukimų. Stambiai. Užkėpo. Kas čia per žuvis? Ešeriukas. Kuom jisai minta? Tuom, kuo maitinau. O kuom jį maitinai? Tai dzikais? Ne. Musės lerva. Atsiprašau. Na, dabar belieka tą žuvį atkabinti. Įdomu kaip. Su kabliuką, suk. Op, ir iškelk kabliuką. Na va. Kaip sakoma, jei prigrasini, kad atsivestų mamą arba tėvą ir paleidi vandenį. Gerai. Gražiai. Nu, palauk, traukiam dabar tą žuvį. Nu, įmam į rankas. Kas čia per žuvis? Ant žemės kuriuo. Imk. Kas čia per žuvis, Imukai? Jaučiu raudę. Jauti raudę. Nesimai, čia yra ešerys. Vien tik ešerys čia kimbu. Neblogai, jau 3 ešeriukai. Tai jau alkanas neliktum, ar ne? Ne, ten taip dėl kvapo tiek tokie ešeriukai. Vieną ešeriuką ir pagavau. Bet ten jau tokie miniatiūriniai. Gal dar pagausiu, kai važiuosim. Nelabai sakas, dar nepagavau. Tai jau šiandien liktum alkana, ar ne? Aha. Sukam, keliam meškerį. Kelk meškerį viršų. Nu ir kas čia yra austėje? Nežinau. Nežinai? Kas čia per žuvis tokia? Nelabai žinau kaip žuvis. Kur kokia žuvis. Pažiūrėk, kokia gražynai. Matai? Kokia dryžuota. Tai čia yra ešerys. Ką darai, broli Mariau? Dedu lervą ant to kablio ir bandysim gaudyti žuvį. Kokią žuvį bandysi pagauti? Nu, žiūrėsim. Galvoju apie ešerį arba kokią, nežinau, karosą, bet pagrindė ešerys. Kuo dūsauji, broli Edvidai? Nepavyksta pagauti nei vienos žuvies. Tai jau šiandieną liksi alkanas, ne? Ko gero. Niekas. O gal ir užkips kokią? Ką, baigėm šiandienos pirmąją sueigą. Taip jau išėjo, kad oras buvo labai geras ir pasirinkome nesėdėjimą patalpoje, o išvyką į gamtą, nors nelabai kai kurie žinojo, ką reikia daryti, ar ne? Bet manau, kad karts nuo karto viskas vis gerės ir gerės. Na, o manau, patys galite pasakyti apie laimikius. Ką, Mariau, šiandien pagavai?
Labai gaila, bet nepagavau šiandien nieko, nei su spinigu, nei su plūdinė meškere. Ir mane apgaudė jaunesnieji skautai. Tu apgaudė Marių? Taip, apgaudžiu. O ką tu pagal brolio žinai? Nu nieko, vien tik žolės. Kipa. Tai jūs tokia žvejyba gali būti ir vegetaras, ne? Ja. Viskas aišku. Džiugai, kaip tau šiandien sekėsi? Nu šiandien man sekės, kaip matau, geriausiai iš visų. Tai pagavau netgi 3 didelius ešeriukus. Didelius, ten buvo va toks tarpas tarp akių. Būtent. Tai va. Na, aš džiaugiuosi, kad man pasiekė šį kartą taip. Tikėkimės, kad visą laiką taip seksis. Na, tik tiek. Supratau. Sesė Austėja, kaip tau sekėsi? Pagavau vieną ešeriuką. Kokia dydžio jisai buvo? Oi, koks didelis. Supratau. O Simai, kaip tau sekėsi? Na, pagavau vieną ešerių, bet nelabai tokį jau didelį, gal kažkur tokį dydžio. Bet tai pradėjai taip Ja. Supratau. Nu ką, iš tikrųjų žvejyba baigėsi šiandieną. Nu ką, ponai, ant arklių ir į namus. Ir pasimatysime sekantį kartą kitam pliaže.